Dieną šią saulėtą pati negražiausia Red Bullio mergaitė Lietuvoje nusprendė aplankyti brolį Simoną, kuris sėkmingai ruošiasi artėjančiam Bet Safe Drift Finals. Ruošiasi tai nuoširdžiai, nes Estija buvo jam labai faina. Tai va, atvežėm jam energijos ir einam pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Papasakok, kas čia tau liko padaryti? Pakeis detalės kelias ir viskas, ir toliau važiuoja. Tai čia kokios detalės, viena iš tokių mažiausių detalių, va šitą visą daiktą pakeist, šitą daiktą pakeist, tai dar. Bet čia žinant tave, tai čia iki vakaro. Jo, tai visas, kas čia, tai krauni ir vakare užsikurt galėjau. Bet paskui, kad vėl taip pat nebūtų, tai reikės biškį pakibę. Tai šiek tiek kantrybės reikės dar, tai gal kitoj savaitė užkursim nešiau. Nu, supratau, tai čia prie kantrybės. Ar tiesa, kad Estija buvo tau baisiai įdomi, ypač su skaičiumi 4? Jo, buvo labai įdomi, turėjau netgi 51 sekundę šlovės. Pasišildant mašiną prieš startą. Tai va taip, pagalvoju, jau viskas, reikia važiuoti į startą, pradėti ir tik tai... Aš ketvirtus tai turiu omeny, kelintą vietą užėmė tu ir kelintą vietą užėmė Sandra. Ai, šitai čia atskira tema, jo, tai neskaitant šito daikto, kas atsitiko, jo, turėjau kitą galimybę šlovės, labai dėkinga šito vietoj Sandrai, bet pasidarė gyvenimas ir gavosi aš ketvirtas nuo viršaus, Sandra ketvirta nuo apačios ir važiuojam namo. Aš žiauriai tikiuosi, kad Kvieskausko sėkmė ties ten ir baigsis ir dabar ateis geresnės sėkmės metas ir pamatysime tą Bet Safe Drift Finals, palatų 5 dabar, ne? Jo, dabar nukritęs 5, buvau 2. Tai va, truputėlį sėkmės dasidės, energijos dasidės ir sutrukdysi Vaškeliui laimėti Drift Kingą, ne? Nepavyks jam man sutrukdyti, jam yra tik tais 3 aukščiau manęs, kurie galėtų teoriškai sutrukdyti, na bet žinant Vaškelį, tai čia nežinau, nebent kokia pat situacija turėtų atsitikti kaip man Estijoje. Tai išmesi top 3-2, nu? Nu bet vis tiek jau Drift Kingas tai faktas, kas lieka, nu nebent aš bandyčiau įsikovo dar 2 vietą poziciją, grįžt į savas vėžės, bet nu bus reikalų. Aš matau, kad bus reikalų. Tai su tais reikalais atsveikinam, pasimatom rugsėjo 1, Kačerginėje. Tada.